Sveiki visi, su jumis sveikinasi Inga. Tikriausiai nepaslaptis, kad esu Eurovizijos fanė. Konkursą žiūriu kasmet. Šiais metais Eurovizijos laukti dar įdomiau, nes Lietuvos daina sulaukė daug dėmesio ir gerų atsiliepimų. Šiais metais Švedijoje Lietuvai atstovaus jaunas atlikėjas Silvestras Beltė, sceniniu vardu Sylvester Belt, ir atliks dainą Luktelk. Ši daina sukurta kartu su didelė Lietuvos žvaigžde Jessica Shy. Pakalbėkime apie Eurovizijos atranką Lietuvoje. Šiais metais atrankoje dalyvavo net 40 grupių ir atlikėjų. Žinomų vardų buvo vos keli. Garsiausi atlikėjai buvo Verup ir Monika Marija. Taip pat pašėlusi pasirodymą parodė ir Vidas Bareikis su grupe VB Gang. Atranką žiūrėti buvo sunku, nes buvo daug prastų dainų, neprofesionalumo ir nejaukių momentų. Per kiekvieną atrankos laidą buvo išrenkamos 2 dainos. Sylvester Belt pasirodė pirmojoje laidoje ir iškart buvo pastebėtas. Kai Luktelk išgirdau pirmą kartą, pagalvojau, kad daina nieko gero, bet man įstrigo Silvestro ir jo šokėjų stilius, o raudonos spalvos drabužiai priminė serialą Money Heist. Įdomu buvo tai, kad norėjau dainą išgirsti dar kartą, po to dar kartą. Kaskart daina atrodė vis geresnė. Daina Luktelk yra labai populiari internete. Matyti, kad daug žmonių užsikrėtė Luktelk virusu. Pakalbėkime apie Lietuvos Eurovizijos finalą. Finale dalyvavo 10 grupių ir atlikėjų. Visos dainos buvo labai skirtingos. Buvo ir pop atlikėjų, roko, folk roko, operos, lyrikos. Kiekvienas žiūrovas galėjo rasti kažką savo. Lietuviai daug tikėjosi iš populiarios grupės Verup. Grupė pasirodė su daina Simple Joy. Ji tikrai nebloga, bet viskas atrodė girdėta ir nebuvo ankstesnio wow momento. Labai gerai pasirodė grupė The Shower su daina Impossible. Žmonės už šią dainą aktyviai balsavo ir jie turėjo visus šansus atstovauti Lietuvai. Labai rekomenduoju patiems paklausyti grupės The Shower dainos Impossible. Jis skamba kaip pasaulinio lygio hitas. O kaip finale atrodė Silvestro pasirodymas? Pasirodymas patobulėjo vizualais, taip pat atsirado back vokalai, šiek tiek pakeista ir dainos pabaiga. Stilius ir šokėjai išliko tokie pat, kas man labai patinka. Silvestro daina kartu su mirksinčiomis šviesomis salėje sukuria visiškai kitą erdvę. Žiūrovai jaučiasi patekę į vakarėlį arba į serialo sceną. Pradžioje sunku įžiūrėti, kaip atrodo atlikėjas ir kas vyksta scenoje. Daina yra gana paprasta, bet ji labai įtraukia savo pasikartojančių melodijos motyvų ir bytais. Jau labai greitai norisi judėti. Įdomu, kas scenoje vyks toliau ir tai prikausto dėmesį. Silvestro šokėjai atrodo nuožmiai, chuliganiškai. Tai sustiprina skarelėmis uždengti jų veidai. Silvestras dainuoja melodingai, su minimaliais judesiais, kas dar labiau sustiprina finalinę dainos dalį, kai muzika dar labiau pagreitėja ir Silvestras pats ima šokti. Paskelbus Sylvester Belt nugalėtojų, didžioji Lietuvos dalis džiaugiasi. Visgi yra žmonių, kuriems ši daina nepatinka ir aš juos suprantu. Tai yra šiuolaikiška daina, skirta jauniems žmonėms. Ji puikiai tinka šiems sudėtingiams laikams, nes hipnotizuojanti melodija padeda užsimiršti. Kai kurie žmonės sako, kad dainos žodžiai neturi prasmės. Taip, tai tikrai nėra poezija, bet visame dainos kontekste žodžiai sudėlioti tiesiog puikiai. Daina skamba trankiai, bet kartu lengvai. Joje kartojami paprasti, melodingai skambantis lietuviški žodžiai. Tiems, kurie sako, kad ši daina neturi prasmės, taip pat turiu atsakymą. Mano nuomonė, daina Luktelk yra apie meilės pabaigą ir atidėliojimą užbaigti tai, kas būtina. Dainos herojus vis nukelia momentą, kai pabaiga virs tiesa. Jis vengia pasakyti tai, kas akivaizdu, ir tikisi, kad viskas dar išsispręs. Todėl dainoje nuolat ir kartojamas motyvas. Rytoj, rytoj, pažadu mylėt tave rytoj. Pasikartojantis muzikos motyvai dar labiau pabrėžia tą ilgą, besitęsiantį laiką, kur viskas lyg kartojasi. Pats Silvestras šią dainą apibūdina kaip neapibrėžtą būseną, kai žmogus jaučiasi nesavas, nesuprantantis, kas vyksta, nežinantis, ko nori. Anot Silvestro, šią būseną reikia tiesiog išlaukti
ir rytojus bus geresnis. Taigi, daina Luktelk yra tikras šiuolaikinis lietuviškas hitas. Jis trumpas, lengvai suprantamas, hipnotizuojantis. Jauni žmonės lengvai įsitraukia į dainos ir pasirodymo nuotaiką. Dar paminėčiau, kad tiek Silvestras, tiek jo pasirodymas yra stilingas ir išsiskiria originalumu Eurovizijoje. Man patinka, kad Luktelk nėra daina pokštas, o visas pasirodymas labai apgalvotas ir neperkrautas. Tai iš esmės tiesiog įdomus pasirodymas, į kurį norisi žiūrėti. O kaip manote jūs? Ar Lietuva pagaliau turi šansų laimėti Euroviziją?